Pirmiausia, duosiu praktišką patarimą dėl batų, nes neįsigijau naujus iš Deichmano Filo batelius už 3-5 eurus. Tai galiu pasakyti, kad ankstesni inkariukai šiek tiek lietė mažai pirštelį ir tai yra labai blogai. Bent kažkoks jausmas net nejautė, aš tik paskui supratau, kai aš laukinius batus pakeičiu. Reikia žiūrėti, kad ten priekis būtų pakankamai platus, reikia pasimatuoti gerai išmerą, tik nepamažinti jokių būdų. Ir ten turi būti pakankamai erdvės, realiai pėdai turi būti visiškai nauja stabili erdvė, atskiras grindis. Čia toks praktinis patarimas. Dabar dėl praeito video, aš savaime aišku komentarą neskaitau, man viskas visiškai neįdomu, bet aš galėčiau įsivaizduoti, kad kam nors aš pasirodysiu kaip kažkoks nekentėjas. Tai aš galiu visiškai tvirtai pasakyti, aš visą savaitę galvojau, dėti tą video ar nedėti, nes man visiškai nusispjauti. Kas kaip mirs, kas kaip nemirs, man negaila, man šlikštų, man tiesiog bloga. Ir man dėjau tik dėl to, kad Lukas neklaidintų jaunosios kartos. Tiesiai šviesiai pasakytų, kiek gramų steroidų jis leidžiasi. O čia chemija, čia kursas. Tiesiai šviesiai pasakyk ir parodyk skaičius, kada tu mirsi. Nes čia yra mirtis. Visi tai turi žinoti. O ne tai, kad čia gaunasi taip, kad va, žiūrėkit, va, kaip čia aš kenčiu, čia kaip kažkoks herojus. Čia yra šūdas. Visiškai, čia yra mirties kultūra. Čia nieko gero. Čia blogiau už gerimą šiaip, realiai. Dabar dėl šito, taip, dabar, kaip ten, šaulys natūraliai. Nei čia natūraliai, nei ką, nepasakokit man pasako. Nu, pats sakė, po kurio laiko kreatiną vartos. Tai vadinasi trenbelono sumuštinius darysis. Nereikia pasakoti šitų pasakų. Matot, steroidai keičia žmogaus psichiką. Ir ypač seniam kokiem, tai jiem iš viso, jie net neįsivaizduoja, kaip galima meluoti. Jiem čia absoliučiai, jie nevirsėdami gali šitą pasakoti. Bet gerai, jis ant steroidų, ne ant steroidų, čia visiškai ne tame esmė. Esmė yra ta, kad nemoki pist, nereikia lyst. Ir atsiprašau, vyras jaunas, savaime aišku. Prisižiūrėjo visų steroidčiukų, visokių Pauliukevičių, visokių trumpapimpių galiūnų. Ir galvoja, va čia irgi būsiu galiūnas. Bibiūnas. Čia yra šūdas, čia yra nesportas. Čia yra tiesiog tų žmonių, tų vyrų, kurie nėra gražus. Būdas prisileisti steroidų ir rodyti, kad va, aš kažką pakeliu. Nes, raumenys tiesiog Dievo neduoti tokie gražus, tai va tokiu būdu pasireikšti. Čia yra fetišizmas. Čia yra irgi narkotikų liūnas, iš esmės, kuriame jie visi maudosi ir kaifuoja ir tenais viens kitam pečius daužo. O tokie patys iškrypėliai žiūri. Čia ne sportas. Galiūnų kabutėse sportas. Ir aš sakau, vėlgi, aš tik tai įspėju, nes pasižiūrėjus, eina jėga per visus diskus, jie bošina. Ten tuoj tik tai sekundės dienų klausimas, kada iššoks išvarža, kada pasidarysi visam gyvenimui dovanėlę. Čia absurdas. Ir jaunoji karta šitą žiūri. Aš sakau, man čia kaip su gėjais. Darykit jūs ką norite, bet nerodykit to. Aš pats netgi su 60 kg galvoju, kad aš ko nesuklaidinčiau. Nes aš daug metų prie to ėjau, kad galėčiau taip gana patogiai. Ir tai aš turiu gana didelę galią išvystyti. Čia savaime, aišku, man jau 2 prieimų užtenka. O tenais eina jėga. Viskas linksta nachin. Ir jisai tada kažkokio senio pediko pamokytas čia gėjiškus tempimo pratimukus daro. Are you kidding me? Ar tu juokauji? Niekas čia nepadės, čia tas pats gal kremais pasitepk. Čia absurdas. Va taip žmonės ir galvoja, va čia vitaminų kokių, žinai, atsigevisiu, kreatino, gėjiškus tempimo pratimukus padarysiu ir būsiu sveikas.
klausau kūno, visas uždusęs, užsirūkštinęs, tenais, kaip privyrinta, nepakėliau. Tas ir yra. Žmogus, kai ne ant steroidų, tai jis biškį pagalvoja. Ant steroidų tai čia tas pats, kad narkotikų prisileisti ir būti linksmam. Kiekvienas gali, kiekvienam linksma. Tada pabandysiu, taip pakelsiu, naip, čia prisikroju ten svorio, čia biškį atkelsiu. Ai, neišėjo, privyrinta. Šiaip tai iš tikrųjų tai normalus sportininkas, net jeigu žinai, kad nepakelsi, niekada nerizikuosi. Ne dėl traumos, bet dėl to, kad kūnas, ko jis nemėgsta, tai jis nemėgsta pralaimėjimo. Ir jeigu tu kažko nepakėliai, tai šiandien centrinė nervų sistemai labai didelė depresija. Net jaunuoliai, jeigu kas mane girdit, jokių būdų. Tik tu turi 100% jau pakelti, gerai jau tenais biški gal šiktelsi, bet jau tikrai reikia jau pakelti tą svorį, o ne tai, kad ten paimt, vidury kelimo, neišeis. Jo, čia labai negeras dalykas centrinė nervų sistemai. Tai va, šitas šaulys natūraliai ir rodo jaunuoliam, kaip savęs žaloti. Čia yra savęs žalojimas. Prisidėti svorio nežmoniškai. Va čia apsirengia savo tenais sintetinius drabužėlius tarp priėjimų. Čia, kad net šaltų. Čia yra juokinga. Ir sakau, aš nieko nesakyčiau. Jeigu kaip gėjai, jūs darykit, ką norit, bet nerodykit jaunimui šitų nesąmonių. Čia absurdas. Paskui kiti galvoja, man irgi reikia tokių svorių. Kokių tokių svorių? Tu pabandyk prisitraukimą vieną padaryti. Arba šiaip, žinai, aš sakau, 7-5 sveriu, šitą taip, paieškoti tos pozicijos, atkelti, taip, kad ten šikna suveiktų. Pažiūrėkit, ar mano mažas blauzdos, ar mano kojos plonos, šlaunis, viskas normaliai su manim. Į mane žiūrėkit, o ten apsiviniojęs blauzdas. Kodėl apsiviniojęs? Nes mažylės, gėda. Arba nemoka, bijo ten, kad nusitrins odytę. Neįtikėtina. Ir aš sakau, čia tada, kai įmi per didelį svorį, netgi šiam kilogramų, jokių būdų nepradėsiu tokiu, su tuščia štanga. Kaip matot, mano visada apšilimas. Ir čia sakau, nebent tai tas gėjiškas galiūnų varžybos. Tada taip, jiem ten nesvarbu. Jiem pamatysit, čia gavau išvaržą, čia pasigydysiu, paskui vėl toliau tęsiu. Taip ir eina ratas užburtas. O atsiminkit vieną dalyką. Gavai išvaržą visam gyvenimui. Visą laiką bus problemų. Čia kaip tas motyvuotas atletas su lazeriai užvirintam pažastim, nes beprotiškai smirda. Jisai netgi gali sėdėti mašinoje ir jam pradėti skaudėti. Baisingas skausmas. Todėl, kad sulaužė stuburą viskas. Kaip sakant, gero kovido.